Dažniausiai visi mes norim čia ir dabar. Taip. Mes kaip suprantam, ir operacija irgi neįsprendžia to. Operacija nepadaro taip, kad mes po kelių mėnesių numesime 50-60 kg. Turi etapiškai viskas. Taip, etapiškai per metus laiko tas svoris palaipsniui krenta, bet tie, kurie nori čia ir dabar, tai jiems tikrai neuždegama žalia šviesa būtent, kad atliktumėm tą operaciją. Tikrai palaipsniui žmogus išmoksta naujai gyventi, tai reiškia ir naujai maitintis. Aišku, prie tos mitybos mums labai svarbu ir judėjimas, tam, kad krentant labai stipriai svoriui, tos odos pertekliaus neliktų labai daug, kad po to ateityje nereikėtų... Estetiškai žmogus gerai jaustųsi, atrodytų. Kad jam nereikėtų kažkokių labai estetinių po to operacijų, ar ne? Žmogus džiaugiasi labai paprastais dalykais, kad jis gali minti dviračiu, ar ne, nes net atlaiko tą techniką, taip, kad jis gali koją ant koją susikelti. Taip, mes visi mėgstam kažkokius, turim pomėgius, kurių tikrai norėtumėm padaryti, bet negalim dėl didelio svorio. Tai gali laiptais lipti įprastai ne tik tai į vieną aukštą užlipti, bet ir į 5 aukštą užlipti. Tai atrodo tokie paprasti dalykai, bet mums kasdieniai praktikoje kaip ir nesuprantami, bet tie žmonės, pacientai, kurie papasakoja, atrodo, kad jiems tai prideda gyvenimo kokybės.